Ir važiuojam, mano draugė, kur mano flomasteriai. Šiandien tema, kalam didelį šriftą, pinigai ir dvasingumas. O jie. Tai noriu padėti truputį žmonėms ir atnešti aiškumo apie tai, ką aš supratau ir perėjau apie tai. Ir jeigu jauti, kad stringa tavo veikla, pinigai, negali išreikšti savęs, negali realizuoti savęs, jauti, kad teisi pinigus, jauti, kad neteka jie, trūksta tau jų arba vis dingsta jie iš tavęs, paklausyk šito video iki galo ir aš tikiu, kad tau jisai bent kažkokį mažytuliuką suvokimą atneš ir palengvins tavo kelionę šitą. Tai noriu papasakoti savo istoriją. Su pirma, trumpai labai. Iš pradžių buvo rytis, žemiškas rytis. Čia žemiškas su antenam. Oasis plaukais. Iš pradžių buvo žemiškas rytis, kuris mėgo pinigus, mėgo varyti, buvo užsidegęs toks kurti, tų veiklos, marketingas, reklamos ir uždirbo daug pinigų. Čia buvo prieš 10 metų, prieš 8 metus aš turėjau gerą marketingo veiklą, kompaniją ir dirbau su užsieniu ir buvo daug pinigų tenais ir gausa ir nieko absoliučiai netrūko ir buvo geras gyvenimas. Ir išmokiau ir to ir kitus keli žmonės. Tada kitas etapas buvo, kai pasiekiau visas savo svajones. Čia širdutė turėtų būti, atrodo kaip užpakalis, bet širdutė, tebūnie. Kai pasiekiau visas savo svajones ir supratau, kad tai, ko ieškau, nėra žemėj, nėra žemiškam gyvenime, nėra turtuose, nėra materialume, nėra daiktuose, nėra pasiekimuose, nėra žmonėse ir jokie pinigai nepatenkina mano noro, kurį aš jaučiu viduje, to šauksmo, to kvietimo dvasinio, vidinio, kažkokio, dar nebuvo tada dvasinis, bet jaučiau kažkokį norą pavaryti gyvenime ir man visada nuo mažens buvo traukia tokie žmonės kaip Jėzus, kaip Buda, kaip visi šitie mokytojai, kurie paliko didelį įspaudą žemėje, savo realizaciją, ne visą šitą. Ir man tai kažkur viduj pasąmonėje, man tai buvo kiečiausias dalykas, ką žmogus gali padaryti žemėje, tai va tokiam lygiai save išgveldenti. Bet dar nebuvo man tai taip svarbu, bet jaučiau viduje, kad pinigai nėra man tai, ko aš siekiu, ko aš noriu. Ir dar kitas etapas buvo, kai rytis tapo, tai nesimato labai, kai rytis tapo dvasingų ryčių. Ir čia išsiaugino plaukus ir taip toliau. Dvasingų ryčių. O, iš kojas išaugo. Ir šitame etape aš ką padariau, aš nuteisiau pinigus. Čia doleris. Aš nuteisiau pinigus, kad tai yra nereikalinga, kad tai neatneša džiaugsmo, kad tai nesuteikia laimės ir atrodo aš visiškai juos nustumiau iš šoną, padariau kaip viduj savo pasąmoniai, čia viskas daugiau pasąmoniai, kad tai yra nereikalinga, nebūtina ir aš nenoriu skirti visai dėmesio tam. Ir kas nutiko tada, kuo labiau aš ėjau į vidų, tuo mano pinigų visas lygis, visi pinigai dingo, išėjo, bankrutavo, praradau ir realiai nieko nebeturėjau ir dar skolose buvau iš visos savo gausos ir marketingo ir visko. Ir
baigėsi pinigai kartu su šituo įsitikinimu, kad čia nulis turėtų būti, kad jų nereikia. Tai va, tai parašys čia prie to, pinigai nereikalingi tapo. Dar kartą. Nu gerai, tai bus. Pinigai nereikalingi. Ir šitas etapas, aš pradėjau dirbti už auką. Dar parašykime irgi, kad čia. Dariau sesijas keletą, dariau visokius kursus ir buvo toks įstikinimas, kad negalima imti daug pinigų už dvasinę veiklą, pagalbą. Nu, ar pavyks man padaryti raudoną spalvą? Tuoj. Turėtų jinai pasidaryti čia. Supratau, atsiminiau. Dovanok už techninius nesklandumus, kad negalima imti daug pinigų už dvasinę veiklą, pagalbą. Ir aš stengiausi imti arba labai mažas pinigų sumas už sesijas, už kursus savo, arba imti tik už auką ir būti dvasingu žmogumi ir, žodžiu, buvo tokia kelionės dalis. Ir širdį man tai yra gera, aš myliu daryti už auką darbus ir veiklas ir darysiu juos ir ateityje. Ir tai yra kažkas, kas man viduje yra vertybė, tai nėra visai užspaudimas, tai yra kartu ir vertybė, kad gera, kai žmogus pats pasirenka, kiek nori duoti pinigų ir atsidėkoja taip, ir tada yra laisva viską. Bet kas Lietuvoje vyksta, ką aš pastebėjau iš savo aukų gyvenimo, tai jeigu žmogus gali duoti mažai arba mažiau, jis duos mažai. Mano flomasteris vėl neveikia. Plės. Neveikia flomasteriai šiandien. Nepadaro spalvų. Jeigu žmogus gali duoti mažai mažiau, jisai duos mažai. Ypač Lietuvoje, užsienį gal kitaip, nebandžiau, bet Lietuvoje yra tokia tendencija. Lietuvoje visi taupo skupus. Yra išimčių, yra daug žmonių gerų ir teisingai, kurie jaučia, bet didžioji dalis, dauguma žmonių stengiasi kuo pigiau prasisukti ir tai suprantama, jeigu gali nemokėti, ką mokėti, ne. Bet jeigu tu darai už auką arba nori pradėti savo veiklą daryti už auką, tai yra dalykai, kuriuos turi apsvarstyti, kad jeigu tu sugalvosi paimti tam tikrą sumą, pavyzdžiui, 20 eurų už susitikimą, gali būti, kad visai kita ateis kokybė žmonių ir visai kitas kiekis susirinks pinigų, negu tu padarysi tai už auką. Žmonės įmes 5 eurus, gal kiti nieko neįmes, kiti gal 10 eurų, bet tikrai ne visi po 20 eurų tau duos. Ir turėkti omeny, jeigu klauso šito įrašo žmonių, kurie nori daryti savo veiklą už auką. Bet auka yra nuostabu, tas pats jausmas, kai tu darai, nieko neimi, yra labai geras, bet tai nėra verslo modelis, su kuriuo gali išgyventi galbūt ir gyventi kokybiškai. Mano toks bent jau yra suvokimas. Tai patarimas būtų sumaišyti dalį daryti už auką, dalį daryti už fiksuotą sumą ir taip gali suktis, jeigu nori turėti aukojimą savo veikloje, kad ir ką veiki. Ir kitas dalykas dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Žmogus
Žmogus įvertina gautą prekę pagal tai, kiek jis sumoka. Žmogus įvertina gautą prekę pagal tai, kiek jis sumoka, tai įsivaizduok, jeigu perki dantų pastą už 2 eurus ir jeigu perki dantų pastą už 12 eurų, su kokia smagiau valyti dantų pasta. Jeigu važiuoji į kursą už 7 eurus iš Klaipėdos į Vilnių ir jeigu važiuoji į kursą už 350 eurų, kaip tau jauti, kur didesnė vertė, kur gausi didesnę vertę kurse? Ar už 7 eurus, ar už 350 eurų. Ir vien tai, vien kainos dydis, vien kainos suma visa šita sukuria žmogaus sąmoniai, kūne jausmą, kad tai yra vertinga. Ir jisai tada yra atviresnis paimti tą informaciją. Jisai gali laisviau ir atviriau priimti viską, ką tu nori jam duoti. Jeigu kursas kainuoja 7 eurai, privažiuoja žmonių, kurie laužosi, kurie miega, kurie skundžiasi, kurie nepatenkinti ir neįdomu jiems, nes nėra energijos tekėjimo didelio. Tai nėra tiek, kiek jisai duoda energijos žmogus, tiek jisai gali ir yra atviras paimti informacijos. Ir ne tik pinigais, aplamai energijos, kurį jisai įdeda į tą važiavimą į savo kursą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina, Kaune vyksta kursas ir jeigu žmogus ateina per gatvę į tą salę, jisai deda tiek energijos. Jeigu kitas žmogus atskrenda iš Danijos į tą kursą, jisai miega Vilniuje, atvažiuoja į Kauną, kad dalyvautų, jisai bus dar atviresnis, dar giliau galės paimti informaciją. Net jeigu sumokėjo tą pačią sumą, bet jo įdėta energija jam leis paimti daugiau. Tai suvokiant šitą, ir einant per visus šitos savo įsitikinimus, rytis evoliucionavo ir tapo mega rytis. Tuoj. Kur dingo mano pieštukas? Į mega rytis. Va kur spalva slėpėsi. Ne. Į mega rytis. Ta. Yeah. Tuo vis dar ilgi plaukai. Bet su antenom velniškom, pirmos čakros. Piktas nesu. Bet pilnas. Gerai? Karališkas ir pilnas. Ir kas nutinka čia? Kas nutinka? Čia yra išsiplėtimas ir integravimas žemiškų pinigų ir integravimas dvasinės širdies. Ir jie visi apsijungia gražiai va šitam burbule, viskas kartu. Ir daug suvokimų būnant dvasingume, būnant atsiskyrusiam nuo žemės, nuo darbų, nuo pinigų, nuo veiklų, nuo kursų, nuo verslo. Daug suvokimų pastebėjau ir matau, ką žmonės kiti daro savo kelionį, dėl ko neteka jiems pinigai, dėl ko jie negali kurti iš savo vidaus normaliai. Dabar parašys keletą šitų dalykų ir pabandys paaiškinti visus. Tai pirmas dalykas yra, kad pinigai yra nešventa. Tiesiog rašys čia įsitikinimus, kiek tilps. Pinigai yra nešventa, kad eiti į darbą, dirbti įmonėje pas kažkokį bosą, kurio nemėgsti iš vis ir eini į darbą, kuris nepatinka, galbūt ar erzina tave. Ten yra šventa, bet daryti tai, ką nori širdyje, kurti, dalintis savo suvokimais, savo išmintim, yra nešventa, yra kažkas blogo, yra negera, nedvasinga ir taip toliau. Tai labai svarbu
nukirsti šitą įsitikinimą ir pamatyti, kad pats švenčiausias dalykas gauti pinigus yra tavo kūryba ir tai, ką duodi žmonėms iš savo vidaus, iš savo širdies. Tai nėra eiti darbą, kur tau moka kažką už prie kompo, dirbi spaudai, svediniai duomenys. Pats švenčiausias dalykas yra iš savo vidaus kurti ir dalintis ir už tai gauti pinigus. Kai gaunu pinigus už sesijas, už visą šitą dalyką ar auką net kokią nors, man vertė to yra daug didesnė, negu gaunu ten už kokią nors reklamos kompaniją užsienį, kur parduodu ten kokį nors dalyką ar dar kažkas nereikšminga. Tai yra visai kita kokybė, visai kitas jausmas ir pats didžiausias šventumas tai daryti. Tai netikėk tuo, kurie sako tai ir daryk tai, ką myli ir gauk iš to pinigus. Leidžiu tau, laiminu ir varom kartu. Kitas dalykas yra, kad daug žmonių teisia pinigus ir komentuoja apie tavo veiklą. Nepatikėsi, kiek žmonių mano laiškose ar ne sesijose, įrašų po įrašais, visokiais ten socialiniai medijoje ir taip toliau, ryti tu tapai komerciškas, tu imi pinigus už sesijas, tu ten lupi, tu, nors mūsų grupės kainuoja 9 eurus, sekmadienio grupė 29 akademija. Čia yra juokas, užsienį kainuotų tokia grupė 100 eurų mėnesį narystę, mes darom kuo pigiau, kad lietuviai galėtų prisijungti visi, kad ir kiek turi pinigų, bet vis tiek yra žmonių, kurie sako, ryti, tu lupi 9 eurus iš žmonių per mėnesį už 4 sesijas, kaip tu žinai, koks tu komerciškas tapai ir visa ta nesąmonė. Ateina tokių žmonių ir jie dalinas tuo. Tai jeigu žinok šitą dalyką, žmonės parašys čia. Jeigu tave teisia žmonės apie pinigus, jie patys turi problemų su pinigais. Jeigu tave teisia žmonės apie pinigus, jie patys turi problemų su pinigais. Jeigu gauni komentarą, kad tu esi egoistas ar savanaudis ar išsišokęs, kad darai veiklą savo ir imi pinigus už tai, nedarai už auką, nedarai nemokamai, taigi Jėzus darytų nemokamai, ne, Buda darytų nemokamai. Yra tokių žmonių, kurie nori visko nemokamai ir už nieką nenori mokėti, ir tai yra pragaro klientai, mes vadinam, kur visko nori tik gauti ir nieko neduoti ir dar ką gauna tą informaciją, jie vis tiek jos nesupranta ir negali priimti, nes nieko neįdėjo į tai. Tai grįžtant prie šito punkto, žmogus gali įdėti, žmogus įvertina prekę pagal tai, kiek jisai sumoka. Tai jeigu jis nieko neįdeda į tą prekę, jis negalės jos priimti. Jeigu turi nuostabų kursą, ir dalinies jo nemokamai, žmogus negalės jo priimti ir jisai nepadės tam žmogui, nes nėra energijos, kurią jisai įdeda į tai. Nebent jisai atvažiuoja, atskrenda iš Zelandijos, mina su dviračiu iki tavo namų ir tu jį tada duodi jam tą kursą, tada jisai priims, net ir jeigu jisai nemokamai bus, nes bus įdėta daug energijos. Bet 99,9% kartų žmogus negalės priimti nieko, kuo tu daliniesi, jeigu tai yra nemokamai. Dėl to turi padaryti vertę, turi padaryti bent jau mažą kainą, tai atfiltruotų tuos žmonės, kurie yra nemokami ir liktų tie žmonės, kurie nori eiti tave, kad jie bent nusipirktų už 5 eurus, už 10 eurų kažką iš tavęs ir tai jau atskiria juos nuo pragarų klientų, jie tampa tavo klientais. Galbūt jie neturi daug pinigų, bet jie vis tiek duoda, jie vis tiek nori, vis tiek yra motyvas gauti tavo informaciją ir tai yra nuostabūs žmonės dirbti kartu. Tai eliminuok pragaro klientus, eliminuok nemokamus klientus iš savo gyvenimo ir veiklų visų, kurias darai arba darysi.
ir pasilik tik tuos, kurie moka ir skirk jiems savo dėmesį, savo laiką ir daryk tai. Tai nereiškia, kad turi nieko nemokamai nesidalinti. Aš irgi dalinuos daug nemokamų įrašų ir YouTube, ir visur, ir laiškose, ir kuriu. Bet tai yra man smagu daryti, aš nieko nenoriu už tai atgal. Aš tiesiog duodu savo energiją ir žinau, kad jinai ras kelią kitais būdais sugrįžti pas mane. Gal žmogus prisijungs į akademiją, mūsų mėnesio narystę. Gali prisijungti, jeigu nori, nuoroda apačioje kažkur čia. Ir gal kitais būdais ateis, bet visada grįžta energija. Tai sakant tai, tu gali kurti daug dalykų nemokamai, bet nedaryk jokių kursų nemokamai, nedaryk jokių sesijų, meditacijų nemokamai, nedaryk masažų nemokamai. Ir buvo žmogus pas mus retrite, kur daro masažus nemokamai, nes dar neturi pasitikėjimo savim, kad gali imti pinigus už tai. Jis daro nemokamai ir kartais žmogus palieka kokią auką ar dar kažką ir jisai visą savo energiją ištaško ant to, nebeturi niekam kitam ir senka taip. Tiesiog pradėk imti pinigus, pradėk imti, daryk kažką su tuo, nedaryk nemokamai. Tai va, tai ką aš supratau iš savo dvasingo ryčio, iš savo šito dvasingo ryčio, kad pagrindinis vienas suvokimų. Imk pinigus už savo energiją ir tai ne tik padės žmonėms priimti tai, bet ir tau padės jausti grįžtančią įdėtą energiją. Wow, kur čia dabar patalpinti jį? Imk pinigus už savo energiją ir tai ne tik padės žmonėms priimti tai, bet ir tau padės jausti grįžtančią įdėtą energiją. Ir ką tai reiškia? Jeigu tu neimi pinigų už savo kursus ir energiją, kurią tu duodi ir daliniesi žmonėm savo veikloj, tavo energija pajausi, kad senka, tau pasidaro nesmagu daryti, gal tave erzint, pradeda ta veikla, gal dar kažkas ir jauti, kad nėra balanso, jauti, kad nėra mainų, negrįžta mainai. Ir jie turi sugrįžti. Aš kai darau kažką, darau sesiją arba kursą, aš matau tiksliai, kiek tai turi kainuoti žmogui, kokia tai yra kaina, kokia tai yra vertė ir kiek žmogus turi duoti, kad jisai galėtų priimti tą informaciją. Vieni yra pigiau, kiti yra daugiau, pagal tai informaciją žmogus gali priimti. Ir visada, kai kursai yra brangesni, kurie kainuoja virš 200 eurų, 300 eurų, žmonės patiria didžiausius suvokimus, didžiausius dalykus, nes įdeda daugiausiai savo energijos, kurie yra už kelis eurus, irgi veikia, viskas ok, bet nėra tikėjimo tokio didelio kaip brangesni kursai. Turėk tai omeny ir pritaikyk tai savo, kur eini į kitų žmonių kursus, jeigu registruojasi. Nebijok įdėti daugiau pinigų į tai, nebijok investuoti daugiau. Tai nėra, kad tave apvogti nori, tai nėra, kad ar pirkti ar nepirkti. Kuo daugiau tu įdėsi energijos, tuo daugiau gausi mainais iš to kurso, iš to žmogaus. Taip veikia toks dėsnis. Jeigu įdėdi tiek, gauni tiek. Ir žmogus, kuris kuria, jeigu sukuri, turi gauti tokią vertę už tai. Ir negali atiduoti tiesiog nemokamai visko, nes pačiam nieko neliks, tavo šeimai neliks energijos, tavo mylimai draugui neliks energijos, jeigu viską ištaškys pragaro klientams savo. Ir tada suvok, kad tai padeda žmonėms priimti tavo informaciją, kad ėmimas pinigų padeda priimti informaciją iš tavęs. Jeigu neimsi pinigų, jeigu darysi už auką, žmonės pasimes, žmonių protai nežino, kiek čia dabar jam palikti, gal 5 eurus, gal 10, gal turėjom pasakyti aiškiai, kiek ir pagal tai vyksta veiksmas. Ir tai padeda žmonėms aiškumas, kainos nustatymas, pinigų, kiek tai tiksliai kainuoja, kuo mažiau duodi jiem rinktis,
dvejoti, spėlioti, tuo paprasčiau ir žmogui, ir tau. Tai nuspręsk aiškiai sumą ne pagal tai, kiek žmogus gali duoti, bet pagal tai, kiek tu jauti to vertę. Ir maždaug tokia ir turi būti kaina. Gali truputį pamažinti, nes Lietuva yra Lietuva, bet turi omeny užsienį, kainos yra didžiulės, viso to, bet vis tiek pajausk, kiek tau širdį yra priimtina gauti už tai. Nenuvertink savęs už savo darbo veiklos kokybę. Aš žinau, kad tu talentingas, aš žinau, kad tu gali pavaryti stipriai ir leisk žmonėms priimti tai. Duodamas jiems aiškę kainą, tu leidi žmogui priimti tai, ką tu duodi širdyje. Leidi žmogui gauti tavo informaciją, leidi žmogui priimti savo informaciją apie tai. Ir tai tau atneš grįžtančią energiją. Tai padeda žmogui gauti tavo informaciją, tai padeda tau jaustis gerai, nes tu gauni energiją mainais ir viskas vyksta. Leisk savo imti pinigus. Kitas įsitikinimas. Pagalvokim, ką dar žmonės turi. Neleidžia savo leisti pinigų. Šitas yra populiarus. Neleidžiu savo leisti pinigų, pamatau suknelę, kurią noriu nusipirkti, pamatau kursą ar programą, kurią noriu išmokti, kurią noriu naudoti ir taupau ir neleidžiu savo ir užspaudžiu ir negaliu savo to leisti, reikia taupyti, ne? Ir kas nutinka, kai tu kartais yra ok taupyti, kartais yra ok atsidėti ir viskas ok su tuom, bet kai tu pastoviai taupai, kai tu pastoviai leidi ir nieko savo neleidi nusipirkti ir nieko savo neleidi investuoti, išleistų pinigų, yra tokių žmonių, kurie turi labai daug pinigų, kuriuos net pažįstu ir sutikęs esu, bet jie viską yra užspaudę, jie nieko savo, jie nesidžiaugia iš vis tuom, nesidžiaugia gyvenimu. Ir atrodo, kuo daugiau turi, tuo daugiau taupo ir tuo daugiau dar užspaudžia viską. Ir neteka pinigai, net jeigu turi jie daug tų pinigų. Ir esmė ta, kad nesakau, kad taškyk ant visko ir iš vis viską išleisk. Ne apie tai yra kalba, bet kartais, jeigu yra sąskaitoj pinigų ir jeigu pamatai, grįžtant tą pačią dantų pastą, ar ne, pamatai dantų pastą už 2 eurus ir pamatai dantų pastą naują, ten kokią nors whitening, ten ekologišką už 9 eurus. Ir dauguma žmonių rinktųsi pastą už 2 eurus, nes 2 eurai, ne, reikia taupyti, taigi pastą, kam čia, bet jeigu pasiemi už 9 eurus brangią pastą, kiekvieną rytą ir vakarą tu paimsi tą pastą į savo ranką, dėsi ant šepetuko ir valysi savo dantis su ją. Ir vien tai perprogramuos tavo pasąmonę, kad tu gali leisti savo gausą, kad tu gali leisti savo pačią brangiausią pastą nusipirkti ir netaupai. Tu lyg siunti visatą ženklą, kad aš netaupau čia. Ir gali paprastais mažais dalykais pradėti, net jeigu neturi daug pinigų, susipirk pačius geriausius mažas smulkmenas, muilus, pastas, šepetukus, kuprinę, visus šitos dalykus, kuriuos naudoji kasdien, kuriuos rašiklį ir visą tai, viską, ką kasdien naudoji, susipirk pačios geriausios, aukščiausios, brangiausios kokybės, kad tavo rankose, tavo veikloje kasdien būtų pati aukščiausia kokybė. Pamatys, kad vien tai perprogramuos tavo smegenys į netaupimą. Ir tada pradės savo leisti vis brangesnius daiktus, pirkti vis didesnius. Ir jais toliau perprogramuosi save, kad aš netaupau. Ir aišku, jeigu tu nusipirksi ir viską išleisi ant vieno daikto, kurį kartais retai naudoji, tai nėra galbūt išmintinga. Išleisk ir netaupyk pinigų ant tokių dalykų, ar programų, ar kursų, ar dar ko nors,
kuriuos tu naudoji arba žadi naudoti kuo dažniau ir kad jie tavo dabartyje, tavo dienos metu jie vis sugrįžtų ir pasikartotų. Ir tada, kai sugrįžta dalykai, kur tu netaupai, tu pradedi jausti vis kitą energiją, vis kitą energiją, vis kitą energiją. Tada dar vienas svarbus dalykas, ką noriu pridėti, tai yra sukurk ką nors, visai nesimato mėlynos spalvos, kas galbūt gali atnešti tau pardavimą. Sukurk kokį nors dalyką internete arba įdėk ką nors parduoti arba pasiūly kokią nors paslaugą, už kurią bet kurią sekundę internete ar skambučiu ar dar kur nors gali gauti pardavimą ir gali gauti pinigų. Pavyzdžiui, aš įdedu internete kokį nors išmokstu dalyką, įdedu kokį nors sukuriu puslapį mini arba įdedu kokią nors savo paslaugą, prekę ir tada bet kuriuo dienos metu gali uždirbti, pavyzdžiui, kad ir 10 eurų iš to. Tiesiog miegi arba ryte kažkada sėdi tualete ir žiūri, nupirko arba pardavė, arba susisikė su manim. Ir kaip aš, pavyzdžiui, domenus lietuviškus kartais perpardavinėju ir visokių tokių dalykų yra, kur kartais žmogus parašo iš niekur nieko nori nusipirkti tą vardą internetinį ir taip ateina kažkiek pinigų prisidėti. Ir kas nutinka tada, kai yra toks dalykas, tavo protas turi jausmą, tavo pasąmonė turi jausmą, kad aš esu atviras bet kuriuo dienos metu gauti ir priimti pinigų netikėtai. Jeigu tu nieko nesi sukūręs, nieko idėjas parduoti, nieko tokio nevyksta, tada yra mintis, aš nežinau, kaip gauti pinigų ir pas mane tikrai neateis pinigai, pas mane tikrai iš niekur neateis pinigai. Tai turi paversti tą energetiškai, iš niekur neateis pinigai, turi paversti į yra įmanoma, yra bent 0,0111%, kad kažkas nupirks šitą dalyką arba peržiūrės ir ateis tie komisiniai kažkokie tau iš kažkur, už tai, ką idėjai parduoti senus daiktus, dviratį ar sukūrė internete kažką, kad kažkas gali ateiti tau bet kuriuo metu dienos, bet kuriuo metu dienos pas tave gali ateiti pinigai. Tai yra labai svarbu, bent jau aš ką atradau savo kelioniai, aš žiūriu, jeigu aš nieko nebeidedu, neužstatau reklamų ir viską išjungiu, tada toks atrodo, nieks negali pasiekti manęs, negali ateiti pinigai pas mane, tai turi padaryti kažką, kad būtų galimybė ateiti jiems per tave. Net jeigu ir nieko nenupirks iš tavęs, net jeigu tas skelbimas 10 metų bus nepažiūrėtas, vien tai, kad tu įdedi tai, atveria tave energetiškai ateiti kitiem dalykam, kurių prieš tai galbūt nejautė ir buvo išblokavęs. Tai va. Yra labai daug pinigų įsitikinimų, yra labai daug sunkumo apie pinigus, ką žmonės turi, ką žmonės teisia ir visi šitie pop įsitikinimai, tai aišku, aš nesugebėsiu, žinai, standartiniai tie visi, aš nemoku, aš niekad dar to nedariau, man nepavyks, čia gal tas pats kaip aš nesugebėsiu, bet tiesiog rašau. Gyvenimas nepasirūpins manim.
jeigu darysiu, ką myliu, neišgyvensiu. Jeigu imsiu pinigus, žmonės galvos, kad aš savanaudis. Ir dar kokį vieną. Jeigu einu vidiniu keliu, negaliu imti pinigų už tai. Jeigu einu vidiniu keliu, negaliu imti pinigų už tai. Visi šitie dalykai yra lyg malkos ant kelio, kuriuos turi patraukti, kuriuos turi pašalinti. Ir kiekvieną kartą, kai nori kažką sukurti, kai ateina impulsas kurti, daryti, bandyti tiesiog net nedaryti, o bandyti. Viskas prasideda nuo bandymo, nuo leidimo savo. Yra tiek dalykų, kuriuos gali sukurti, tiek dalykų, kuriuos gali padaryti šitam gyvenime ir uždirbti pinigų iš to. Ir internete, ir gyvai, ir visai daug galimybių. Žmogus dažniausiai nebando ir patiki protų, išsigąsta ir lieka su šitais visais burbulais. Tai aš ką siūlau tau šiandien. Nutrinam šitos načiort. Šito iš vis nereikia. Šito nereikia. Sugebėsiu, moku, pavyks. Gyvenimas pasirūpins manim. Išgyvensiu. Va, ir kavabanga, mano draugė. Va, ir turi tokią istoriją, ir perrašai savo protą, perrašai savo pasąmonę ir įsileidi viską. Įmeti kažką kažkur, kas tau bet kada gali atnešti pardavimą ir bent jau 10 eurų ar 5 eurus už kažką. Atveria tave. Perki visus daiktus, kuriuos naudoji kasdien, aukščiausios kokybės, kuriuos matai, pasta, šepetukus, telefoną gerą, kurį pastoji naudoji, arba kompiuterį gerą stengiasi nusipirkti, jeigu naudoji jį. Viską, ką naudoji, labai dažnai stengiasi aukščiausios kokybės nusipirkti. Tai perrašo, tai transformuoja ir pašalina trūkumo energiją ir trūkumo jausmą. Ir visus šitos dalykus gaudai savo protį, kai ateina mintis, aš nesugebėsiu. Žiūri ją, klausi, ar iš tikrųjų aš noriu tuo tikėti ir vėl, ar iš tikrųjų noriu nešti tą visą nesąmonę savy toliau. Gal jau gana, gal jau užteks. Viskai, varyk iš čia, einu aš kurti tai, ką jaučiu. Ačiū, čiau, baba, čia, ne? Ir tu eini tiesiog daryti tai, ką jauti širdį. Tai neini į protą, neskiri tam savo energijos, taip kaip neskiri savo energijos pragaro klientams, kurie nieko tau neduoda ir iš vis nieko tik stumia apie tavo veiklą, ne? Neskiriam savo energijos ir fokusuojasi į jausmą, į savus žmonės, į savo ratą, į savo bendruomenę, į savo visą šitą energiją. Nesakysiu pozityvą žodį, nes netinka čia, bet į kitą pusę fokusuojasi, nei negatyvą, nei komentarus fokusuojasi, kurie sako, kad
kažkas su tavim negerai apie pinigus, kad ten lupi ar ten komerciškas, tu dar kažką, ne iš tą fokusuojasi. Žmonės teisėtai, nes patys tai užspaudė, jog žmogus, kuris išsijautęs yra pinigus, kuris supranta, kuris neturi baimę apie tai, jis niekada tavęs neteis, visada padės, visada palaikys tave, uždirbant ir einant į tai, išreiškiant save, savirealizuojant save, visada bus ir palaikys tave, o tie, kurie stumia, tie, kurie jie vis tiek tau negali nieko padėti ir jie neturi jokios vertės tau, nes jie patys yra užspaudę. Tai viską pašalinam iš savo rato ir pasilieki tai, kas skiria energiją tam, kur iš tikrųjų tau gera skirti. Nesureikšmink tik daug visų šitų komentarų ar visų šitų žmonių, kurie netiki tavim ir kurie stumia ant tavęs. Visada bus žmonių, kurie netiki tavim ir stumia, kad ir ką darai. Aš kiekvieną veiklą, kurią dariau, šokių mokytojas, kai buvau, kai atnešėm šokis į Lietuvą, kurios dabar šoka visi, mes buvom pradininkai, vieni iš pirmųjų šių šokių. Ir visi stumia iš pradžių. Stumia, tau nepavyks, tau neišeis, ką čia svaigsti, ką čia išsigalvoju, kaip čia pasikėlęs. Visi stumia, po to persirašo viskas ir visi nori būti draugais ir gerbia tave ir pradeda draugauti, bet iš pradžių visi stumia. Tai turiu omeny, kad ir kokią veiklą imsies, stums visi. Tavo artimieji galbūt stums, tavo šeima stums, sakys, ką čia svaigsti, eik į darbą, kokį čia nusišneki, dar mokymus, eini ezoterinius ar dar pasiryti mokai sesijų, ką tu svaigsti, eik į savo darbą ir būk normalus žmogus, ne? Tai visi nepalaikys tavęs beveik, visi beveik stums, turėk tai omeny. Vis tiek turi eiti, vis tiek turi bandyti, vis tiek turi daryti ir neleisti niekam įlysti į tavo protą. Tiksliau gali įlysti į tavo protą, į tavo mintis, bet neleidi tavo mintim šitom valdyti tavęs ir užvaldyti tavo kūno ir jausmų. Tai įsivaizduok, čia yra širma tavo kaktoj, kur mintis visos lieka už tos širmos, o čia vyksta gyvybė, gyvenimas ir tu manifestuoji, kuri viską tai, ką jauti ir darai tai, ką myli. Tai va, tai mano trumpa kelionė tokia iš žemiško ryčio, kuris varo, kuria, daro veiklas, marketingus, verslus. Ryts tapo dvasingu ryčiu, viską metė, išėjo į auką, išėjo, atsiskyrė nuo visų, užsidarė, jautė, meditavo, išrado jausmų sesiją. Galiu dar parašyti, be medituojant pabaigai. Jausmų sesijos išradimas įvyko, kai buvau visiškai atsiskyręs nuo visų, Bali, kaime, su šuniuku ir kaime su vietiniais keliais, valgiau vaisius, badavau ir jaučiau savo jausmus. Ir ten atsirado jausmų sesija ir ten atsirado kontaktas su Violeta. Taip mes susipažinom per internetą, jinai atėjo į mano pokalbį. Viskas prasidėjo mūsų draugystė ten, kai buvau nuo visko atsiskyręs. Ir dabar kas vyksta, Rytis sugrįžo į pasaulį, į veiklas, į kursus, į retritus, į kūrybą, į tą patį marketingą, reklamą, į mokymus naujus, tyrinėju, mokausi ir viskas integruojasi. Dabar integruojasi dvasia su žeme. Ir gera prisidėti prie tavęs, jūsų visų, kurie klauso, kurie seka prie jūsų kelionės savo patarimais, savo išmintim. Yra apie visą šitą, ką čia išvardinau, yra daug, ką galima išvardinti, čia tik maža dalis. Apie kiekvieną šitą sakinį galima sukurti 2 valandų sesiją, 2 valandų mokymą gilų ir galima daug nerti į visko. Ir greitų metus kursim kursą apie tai, kuris bus gilus labai ir nersim giliai tai. Ir bus gerai, jeigu prisijungs prie to. Ir ačiū tau, kad klausai, pasidalink su šituo video su kitais. Jeigu matai vertę to, jeigu patiko klausyti Ryčio, viso šito su garbanom susirišusiam dabar ir antenėlėm, velniuko ragiukais. Ir žinau, kad mes dar tik pradedam, viskas dar tik gražėja, viskas dar tik integruojasi, bet didelis kelias jau padarytas, daug dalykų suvokta
Ir aš linkiu ir tau tai tyrinėti visus šitos dalykus, kurie ateina į tavo galvą, stebėti savo mintis, stebėti jausmus, baimės, nesugebėsiu, nemoku, nepavyks, gyvenimas nepasirūpins, neišgyvensiu, jeigu kursiu, ką myliu, visą šitą ego terorą, protą, uždėdi jam širmą. Ok, sakyk, tu šnekėk, bet aš varau savo ir spaudi gazą ir varai ir išreišk tai, ką Dievas gyvenimas nori išreikšti per tave, mano draugė. Tai ačiū tau, kad klausai. Išrask ir tu ką nors dieviško, naudingo žmonėms, kas visų pirma padėtų ir tau, ir visam pasauliui. Ir susitinkam kūryboj, nebūnam pragaro klientai viens kitam, susitinkam draugystėj ir kūryboj ir palaikime vienas kitą ir pažiūrėkim, ką atneš mums šiandieną. Ačiū tau. Varom toliau. Be to, parašyk komentarą, jeigu patiko klausyti ir parašyk, kokios vertės ar suvokimą išgirdai iš šito mano pasidalinimo. Iki.